Jūs paklausit, kodėl aš su telefonu. Todėl, kad šiek tiek apžiūriu šitą modelį. Nes čia rašo, kad yra 79 kubikai, įsivaizduojat? Vieno cilindro 4 taktų aušinamas variklis. Nedažnas mūsų svečias mūsų salone toks variklis, nes šiaip dažniausiai keturračiuose stovi standartinis. O kur dar galim tokį variklį sutikti? Valtį. Kur dar galim sutikti? Kultivatorių. Kultivatorių galim. Šiaip labai patikimi tie varikliai. Aš tą tai žinau, Kas nes... čia per variklį? Lončin? Čia ne jokai, tau žinau. O žinot, 1,5 kilovatų. Lončin dirba. Čia BMW. Rimtai? Matai, kaip tai va. Gerai. Tai ką mes čia matom? Čia matom šiaip labai geros kainos bagį, bendrai iš savęs, pagal tai, kaip padarytas, koks metalas naudotas ir kokią funkciją net atlieka. Tai yra tikrai labai geros kainos daiktas. Nes jūs turit pilną pramogą kaip keturračio arba kažkokio tai krosinio ar dar kažko, tai reiškia, jisai visą tą funkciją atlieka. Nežinau, kodėl aš tą pasakiau, visiškas vėjas. Bet turi vairą. O vairas vaikam dažnai yra, sakyčiau, tokia pramoga, kur matant tėvelį ar mamytę vairuojant, vaikas visada nori prisėsti kartu, pavairuoti dar kažkas. Tai dėl to yra smagu. Sauga yra pilna, yra diržai, galima sėdynę reguliuoti, patraukti atgal. Praktiškai iki kokio ūgio čia labai tiksliai pasakyti negalima, nes jeigu susirangysit, tai praktiškai bet kas gali... Aš labai norėčiau pamatyti, kaip atrodo 1,70 m. Aš žinau, kad čia matai, problema dar net ne ūgis yra, bet yra ir plotis. Tai aš čia galiu čia tiesiog neįlysti. Tai aš gal net... Pabandykim. Ne. Taigi, mes ką turim? Tai yra stabdžiai. Pažiūrėkit. Čia yra gazas, čia yra stabdis. Matot, stovis cilindriukas, šiaip tikrai neblogai padaryta, hidraulika ir traukės elementariai, ar ne? Amortizatorių čia nerandam, tai, sakykime, bendrai, kai yra toks svoris vaiko, tai net amortizatoriai būnant, tai ne visada jie jausis, tai čia nėra kažkokia didelė tragedija, kad jų nėra. Taip, turim apsaugas visur, kad pilnai būtų apsaugotas vaikas. Čia greičiau apsiversiu tokiu daiktu jau sunkiau, nes tikrai svorio centras gerai išvystytas. Žemai gal norėjau pasakyti. Žemai. Tai tą pabaigiau. Stabdžiai hidraulikai. Ant kiekvieno rato po stabdį. Ant vieno tik matau, bet... Ant vieno rato stabdį. Galite antrą įsidėti, jeigu trūktų. Ant vieno rato hidraulinis stabdis, bet tokiam svoriui tai yra pakankamai, nes ant vienos ašies stovi. Čia net ne ant rato, čia ant ašies. Ant ašies, aš suprantu, bet tai realiai būna kartais ant dviejų. Taip. Taip, bet čia dabar yra ant vieno ir pilnai, sakau, pakanka. Ar gerai aiškinu to? Taip. Kadangi taip padaryta, reiškia, pakanka. Ne, tikrai pakanka, nes svoris yra jo nedidelis. Variklis yra keturtaktis, tai yra švarus benzinas pilasi čia. Tada paėmam elementariai, įsijungia. Šiaip iš tikrųjų dažniausiai jau, kas turėjo kažkokių tai prietus, labai populiarus variklis, labai lengvai kūrėsi. Tai pajungiam patsosą, įjungiam degimą, brikšt. Tada patsosą nuleidžiam ir jisai gražiai dirba. Jo, aš tik vieną pastebėjimą, kad šitą reikia traukti viršų, ne į šoną, kaip parodė apžvalgėjas. Ką, jau čia norėsi, kad aš dar ir parodyčiau kaip taisyklingai? Ne. Gal galite iškurti? Mielai, bet benzino net neturi. Tai va, tai tas variklis šiaip yra tikrai patikimas. Čia eina per grandinės padavimas. Tai praktiškai tą turim tokį supaprastintą reduktorių vadinamą, kuris duoda tikrai neblogą važiavimo greitį. O greitis jo yra tikrai saugus, tai yra 35 km/h. Ir realiai turėtumėt šiek biškį pakaitinti, kad įsibėgėtų iki tokio greičio, tai tikrai, aš manau, nebus baisu. Šitą Kajo bagį ir šiaip kitų Kajo bagių ir Kajo keturračių pas mus rasit visuose parduotuvėse. Ir mankius.lt, ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, visur rasit. Taigi, prašau,